Ką pastebėjot? Šiaip tai, ką žinau, tokių pastebėjimų kažkokių didesnių nėra, iš tikrųjų. Iš tikrųjų nėra. Jaugi dabar jau 3 mėnesiai, kaip vartoju tą trikampį visą. Dėl sąnarių tai viskas gerai su G-Flex su tuo. Su tuo gerai vartoju irgi ir nežinau, jau aš čia jau ketvirtą porciją, ketvirtą buteliuką turbūt. O dėl, aišku, aš ir tą Alfa M moterišką dar tą pradėjau vartoti. Ta šiek tiek jau mažiau, gal mėnesį kokį vartoju. Bet tai kažko tokio, nežinau, man yra menopauzė, tie karščio tokie priepuoliai, bangos tokios būna, gal šiek tiek sumažėjo, gal šiek tiek. Jau tiek. Truputėlį ilgiau reikėtų dar, nes tikrai sumažėjo. Recording in progress. Man labai blogai buvo, o dabar, žinokit, tikrai jau labai retkarčiais, bet aš da plus magnį su B grupė geriu, tai va man tie padeda, šiaip jau aš visą laiką juos geriau. Tik nustodavau gerti, viskas, vėl blogai. Dabar aš retkarčiais, nes vyras geria, tai mes pasidalinam pusiau tą, kuris išsitirpina, ten viso nereikia išgerti, kartais išgeriu, kartais neišgeriu visą savaitę, va taip. Tai turbūt, kad veikia ir dėl to. Viskas komplekse. Jo. Taip, viskas veikia buvo komplekse. neaišmi, žinokit, mane buvo išmetę. Viskas tvarkoj, labą dieną. Viena klientė, pasidalinsiu truputėlį, viena klientė vartojo Alpha Max V+, ir iš tikrųjų labai karščio bangos sumažėjo. Tai tikrai vartokit ir tikrai turėsit rezultatą, jeigu tokia problema yra. O kiek laiko vartoja? Aišku, mes kiekvienas esam skirtingi. Kada poveikis? Jinai pastoviai dabar vartoja. Pastoviai. Jo, vartosiu ir aš, bet sakau, aš dar neilgai, gal ne mėnesio nevartoju aš to Alpha Max. Tai bet jau kažkaip tikrai, yra pagerėjęs. Jisai labai veiksmingas. Aha. Tai čia jums dėl karščio bangų, ne? Taip. O trikampį vartojate? Sveikatos Jo, jau 3 mėnesiai, jau 3 mėnesiai kaip trikampį vartoju. Taip. Nuostabu. Tai ne šiaip ir trikampis prisideda prie. Turbūt. Aš tikiu, kad visas kompleksas kartu. O kiek jums metų, gal galit pasakyti? Galiu pasakyti, 65 metai. Malonu, gražiai atrodo. Ir šukuosena tokia jaunatviška. Kaip fainai, smagu girdėti, kad moterys ieško savo pagalbos, tikrai labai ačiū. Jo, suradau, žinokit, ta problema jau mano 45 metų, visą laiką labai turėjau problemą, iš tikrųjų. Tai žinokit, tikrai susitvarkysit, nes aš irgi ją turėjau ir pradėjau vartoti produktus, man tiesiog dingo, net ir pamiršau, kad buvo tokia. Wow, tai super, šaunu, jaučiu, iš tikrųjų jaučiu, tai tikiu, kad yra poveikis jau ir pradžioj vartojimo. Aišku, gal ir trikampis jau čia padėjo. Moteriškas tai ypatingai padeda šitiem dalykam, tai tikrai pavartokit dar nors 3 mėnesius ir tikrai užteks. Tai būtinai. Tai jau ir kolegėm rekomenduoju ir jau yra daug norinčių, daug patikėjo, kad yra pagerėjimas, kad padeda. Tai labai gerai. Smagu girdėti. Labai ačiū jums. O kaip jūsų vardas? Ilona. Ilona, malonu Ilona. Gerai, ačiū labai. Kas dar dabar čia dalinsis, Vida, matau prisijungus mikrofoną. Turbūt aš, kas iš savęs, kas man tikrai labai buvo efektyvu, tai Sunsetas, tai tikrai labai gilus, geras miegas, tikrai dabar šiuo metu tai tiesiog pastoviai jį vartoju. Vartoju visą trikampį, bet Sunsetas labiausiai, kas yra aktualiausia man šiuo metu. Savo klientės dar noriu pasakyti, kad šiuos produktus pavadino stebuklais. Paskambino, kokį man stebuklą ten siūlė. Jinai šokitoje ir su sąnariais turi problemų, sako, per mėnesį, sako, buteliuką dar neišgėriu, bet sako, koks geras poveikis, sako, man vėl užsisakė jinai viską. Tai va, tikrai produktai, aš ir vadinu, sakau, stebuklas, tikrai stebuklas, nes kiekvienas duoda gerą, didelį, greitą rezultatą. Tai va, ačiū Jėzus. Kad greitą, tikrai ačiū. Ačiū, kad dalinatės, mergaitės, nes kuo daugiau žmonių apie tai girdės, tuo bus geriau.
Gerai, tada ačiū Vidutė. Kas dar gali pasidalinti? Nes man čia va viena partnerė parašė, tai teks perskaityt, nes negali dalyvauti, mažiukas vaikas pas ją. Tai kol jūs sugalvosite, tai aš pasidalinsiu Vidutės tuo atsiliepimu, ne? Parašė, kad negaliu prisijungti, bet noriu, kad mano atsiliepimą panaudotum. Tai va, mano 5 metų dukrai buvo sunku vakarais užmigti, o ryte sunku atsibusti. Net darželėje kilo problemų su jos miegustumu, tai kai pradėjau vartoti ir vakarais duoti jai ketvirtadalį sunseto. Viskas susitvarkė. Prieš 5 dienas vaikui užkietėjo viduriai, nuo pilvo skausmo net verkė. Tai su trupučiu vandens išmaišiau pusę pakelio kolongart miltelių, kitą dieną viskas puikiai pasišalino be skausmų. Tai va, tai tokie momentai, aišku, mes kartais sakom, kad vaikam atsargiai, apgalvotai duoti, jeigu nėra jokios problemos, tai ir nereikia duoti. Bet va čia buvo panaudota produktas konkrečiai situacijai. Tai va ir mergaitai miegas susitvarkė. Iš tikrųjų būna vaikam miegas išsibalansuoja, jie pervargsta, arba gal saldumynų per daug pavalgo, žinotgi vaikai mėgsta tos saldumynus ir tada jiems vakarai sunku užmigti. Būna vaikams neduoda užmigti kirminai. Tai ir šitą dalyką. Bet Sunsetas tikrai šitus dalykus tvarko, jau ne iš vieno žmogaus girdėjau, kad vaikams padeda ateiti į vėžes. Paskui nereikia duoti, bet va, tam kartui, kad įeiti į vėžes. Tai labai ačiū Vidutei už atsiliepimą, kurį parašė. Dabar kas sekantis, kas galit pasidalinti? Ar bus kas dar kalbės? Nu, netylėkit, nu tai kas čia... Jūs supraskite, kad kiekvienas jūsų atsiliepimas tai yra, mes dalinamės video pasidarom, tai kiekvienas atsiliepimas yra mums labai svarbus, nes atsiliepimai patys kalba už save, jų nereikia išgalvoti, žmonės tiesiog kas pavartoja, pasidalina, todėl aš manau, kad tai yra pats geriausias kelias į žmogaus sveikatą. Tai yra atsiliepimas, nes žmonės, žinot, pirkti, nepirkti, padės, nepadės, bet kai jie išgirsta, kad ir vienam susitvarkė vienas ar kitas dalykas, kitam susitvarkė, tai tikrai aš galiu pasakyti šiandien dienai, man buvo čia, buvau dalinusis, kad buvo kažkaip pakilęs spaudimas, ir toks, sakyčiau, gan aukštokas tas spaudimas buvo. Ir man vienus vaistus išrašė, aš išgėriau kelias tabletytes, man kosėt pradėjau nuo tų vaistų, paskui pakeitė, nuo jų galvas svaigsta ir aš tiesiog nusprendžiau, kad aš tų cheminių vaistų negersiu. Ir išgirdau, kad Sunrise galima gerti 2 kart dienoj. Aš pradėjau gerti Sunrise 2 kart dienoj ir žinokit, man susitvarkė spaudimas. Tai aš tikrai jo labai džiaugiuosi ir atrodo, vat, pasakai žmonėm, tai kitą kartą nelabai nori patikėti žmonės, kaip čia gali būti, kad žolelės, kažkoks kompleksas žolelių, bet visų pirma, tai susitvarko, vyksta dabar ir kolongardą, vienu pradėjau gerti vėl, nes buvau pertrauką padarius ir Sunrise, ir Sunsetą. Tai Sunrise dabar geriu po 2 į dieną ir dar moteriško išgeriu. Tai žinokit, dėl spaudimo tikrai galiu savo kailiu pasakyti, kad tikrai susitvarkė. Tai va, tai ir gan greitai, per mėnesį realiai. Tai čia tikrai mano pačios atsiliepimas. O šiaip sveikata gera, tai daugiau nelabai ką turiu. Tai ar yra dar kas pasidalinsit atsiliepimais? Aš galėčiau. Klausau, ir kas čia mūsų, gal galite kamerą įsijungti? Ineta, aš neįsijungus kameros, aš įsijungus kamerą. Dabar jau matau, jūs Ineta. Aha. Bet tai produktus pradėjau naudoti prieš metus.
Mhm. Šiuo metu jau darau pertraukas. Tai aišku, aš naudojau dar ir kitos kompanijos, miksavau. Tai Mhm. net negaliu pasakyti konkrečiai, kas suveikė. Viskas manau, turėjo tą efektą, visi tie produktai. Bet kas pasikeitė ir susitvarkė, tai nervinė būsena, psichologinė būsena. Labai slinko plaukai, dabar nesakyčiau, kad visai neslenka, bet tikrai ne taip. Ir dar daug kas turi tą problemą svorio negalėjimą numesti. Pas mane buvo atvirkščiai, nes vienos kompanijos naudojau tą papildus prieš tai ir kai juos nutraukiau, man pasidarė labai blogai. Mhm. Tai nukrito svoris, 10 kilogramų buvo nukritę pas mane. Oho. Tai man problema, aš Linai visada sakydavau, kad man reikia to svorio. Kiekvieną kartą lipdavau ant svarstyklių žiūrėti. Tai dabar dar, tik dabar atsistojau pasižiūrėti. Tai Mhm. mano svoris dabar toks, koks jaunystėje buvo. Mhm. Jisai atsistatė ir, manau, kad yra dabar normoje toks, koks turėtų jisai būti. Mhm. Smagu girdėti, tas smagu girdėti, nes aš žinau, kad jo kartais būna žmonėm tas svoris šokinėja, tai ženklas tame, kad mes žiūrėk, kaip sakom, produktai suranda problemą ir ją tvarko. Vat vienam reikia pamažinti tą svorį, o kitam reikia padidinti tą svorį. Labai smagu, šiaip gražiai atrodot, matau. jau senai matėmės, tai smagu, labai tikrai ačiū. O gerai jūs sakot, vis tiek mes pavartojame kažką kitą, aš, pavyzdžiui, irgi dabar ir vitaminą D geriu, ir omega 3 papildomai geriu, bet faktas tas, kad vis tiek patys produktai, padeda tas ląsteles atnaujinti ir tada kažką, ką valgom, ką kitą geriam, mums geriau įsisavina. Tai labai smagu girdėti. Dar kas liečia virškinimo sistemą, labai, kaip kolongardas veikia, tai tikrai panašiai labai veikia vitaminas C. Nes pas mane linkę užkietėti viduriai būna, linkę. Dabar kolongardo negeriu, kartais tik, prisimenu, bet vitaminą C pradėjau dabar vėl. Probio C, ne? Šitą. Taip, probio C ir iš tikrųjų virškinimo jisai labai gerai. Taip, už tai, kad ten yra labai daug probiotikų ir prebiotikų. Ten labai didelis kompleksas yra. Taip. Taip. Labai smagu, nes jeigu pageri kolongardą, susitvarko ir žarnynas, tai palaikymui tikrai probio C labai gerai, bet jo padauginti irgi nereikėtų. Vitaminas C tirpus vandenį tiesiog jis. Jisai taip, bet suprantat, ten dar yra biški ir geležies tam produkte. Kada yra per daug geriama, tada jisai gali biški pakenkti ir varį iš organizmo, išstumia, kada per daug yra to. Tai yra ne geležies, o cinko, norėjau pasakyti. Tai probio C, kokį mėnesį pagersit, vėl padaryti pertrauką, nevartokit jo ištisai. Aš dabar ir darau taip tas pertraukas. Labai. Lancetą, kartai dabar po pusę, po pertraukos, dabar po pusę dabar aš vakare sučiulpiu, o šiaip moterišką geriau, visus iš tikrųjų juos geriau, bet dabar tas pertraukas darau ir tai, kad nėra to tokio, kaip buvo su tais produktais nutraukus, man buvo labai blogai. Tai čia tikrai galiu pasakyti, kad viskas gerai. Jūs teisi, galiu pasakyti, ne iš jūsų vienos, tą girdėjau. Aš netgi galiu drąsiai pasakyti, tikrai ne visi produktai taip veikia, bet yra kažkurie produktai, kurie tave kaip ir pririša.
Ir dažnai kompanijos, vat reikia girdėti tarp eilučių, ką sako, nes oi čia ląstelių maistas, ląstelės primaitina, bet mums nereikia, kad primaitintų ląstelės, nes jos tampa kaip invalidės. Ir kada tu jas nutrauki vartot produktą, gaunasi, kad tos ląstelės pačios jau nebemoka imti iš maisto tą, ką reikia. Tai visą laiką sakau ir dar kartą, kad mūsų produktai nėra ląstelių maistas. Mūsų produktai įjungia naujų ląstelių gamybą. Tai yra du skirtingi dalykai. Ir kaip jūs dabar sakot, kad jūs sustojot vartoti ir jūs nejaučiat, kad jūsų ląstelė būtų alkana, nes jinai atsinaujino ir jinai pati daro funkciją, kurią reikia, jos darbas pasimti iš maisto reikalingas medžiagas. Atsinaujinti ir imti medžiagas iš maisto, ką jūs valgote, ne? Tai mūsų produktai ką daro, jie jungia tą mechanizmą naujų ląstelių gamybai, atsinaujina ląstelės ir jos pačios padeda organizmui. Todėl jūs nustojate vartoti ir vis tiek gerai jaučiatės. Suprantat, kas yra. Tai tikrai toli gražu nėra ląstelių maistas, kada primaitins tavo ląstelį ir kada tu sustoji vartoti, tavo ląstelė negauna maisto ir žmogus jaučiasi blogai. Ir girdėjau ne iš vieno žmogaus, taip yra, todėl reikia, įsiklausyti labai gerai. Tai labai džiaugiuosi iš tikrųjų dėl mūsų net. Labai patinka kava, labai laukiu kavos, kada bus. Patiko, ragavot? Labai patiko, aš gėriau, pirmą tai pasidalinom per pusę su vyru, o antrą nusinešiau į darbą ir aš ją visą susipyliau vieną puodelį ir jinai man tokia skani buvo. Labai skani kava, tikrai, labai skani. Visas susipilti. Nes man visas yra per stipru, bet kas mėgsta stipresnę kavą, tai sakė, kad man ir pusės labai užtenka. Man jinai ir pusė labai skani. Ir arbata labai skani. Ar bandėte arbatą? Per saldi man jinai. Arbata per saldi, ne? O man ne. Aš šiaip nemėgstu gerti juodos arbatos šiaip, bet man šitas su tais grybais man labai netinka. Aš vakarais geriu arbatą, po pietų jau geriu arbatą, iki pietų geriu kavą. O dantų pastą, ar bandė dantų pastą? Nebandžiau dar, nieko negaliu pasakyti. Bet užsisakėt, laukėte, ne? Taip. Tai labai gerai, tai tuoj gausite. Dantų pastą, wow. Mano čia grupiai prirašė mergaitės apie dantų pastą, kad ir akmenukai nukrito ir žodžiu, tikrai ta gaiva burnoj ir, tikrai labai gera mūsų pasta. Ir kaina gera, ir dantų pasta gera. Tai nes dantų pasta turi tą fermentą, feritininą iš probiotikų pagamintą, tai tikrai ar kraujuoja dantenos, ar kažkokie apnašos kaupėsi, tai labai gerai sutvarko šitą reikalą. Bandysim, pažiūrėsim. Gerai, ačiū labai, Ineta, ačiū, kad išėjo pasidalinti. Ar yra dar kas galės pasidalinti? Galėčiau aš trumpai, kol greitai važiuoju. Gerai, Romute, klausau. Jo, sveiki visiems, neseniai prisijungiau, tai žodžiu, prieš porą dienų buvo kelionė, bet greičiausiai gavau skersį ir jaučiu kažkaip, man rodos, temperatūra kyla, nes aš termometro neturiu. Balsas dar, tokia galva sunkiai. Ir aš išgėriau tą ProBioC vieną pakelį su šiltu vandenuku. Iškart po 10 minučių palengvėjo. Ir paskui kitą dieną dar šitą išgėriau. Viskas, aš esu sveika. Jo, tai iš tikrųjų labai daug nereikėjo apie ProBioC. Paskui mano draugė turi vyrų, aišku. Atsiprašau, Romute, pas tave radiją turbūt įjungta mašinoje, ar ne? Kažkur papildomas garsas eina. Gal kad važiuoja yra garsas. Gali būti. Ne. Tai triukšmas yra, nesigirdisi. Dabar jau gerai. Gerai, bandysiu iš arčiau.
Tai va, žodžiu, draugė, vyrui yra virš 60, jisai ir pedantas, labai jautrus, intravertas. Ir kažkuriam laikui pasiliko vienas, labai prastai miega. Žodžiu, labai jautrus dėl, kas nors biškio organizme nutinka, jisai jau panikoje. Tai ir jinai davė jam sunsetą. Tai ką, dabar praeitą mėnesį buvo akcija, tai sako, sakyk tu man, nes vyras prašė, sako, tu neišvešk niekur, palik man, sako, aš labai labai gerai miegojau. Na, va, toks pastebėjimas, jau suaugęs žmogus, tai tiesiog jaučiasi ramiai. O paskui viena bendradarbė, jinai, irgi, apie 60 metų, sako, man visą gyvenimą su viduriais yra problemos, kiek vaistų, kiek visko, niekas nepadėjo. O iš manęs juokdavosi. Ai, sako, čia tavo įsitikinimas yra, žinai, kad veikia, ale padeda, kad veikia, kad visa kita. Sakau, neįsitikinimas, jeigu veikia, tai veikia. Gerai, tai jinai pasiėmė vieną pakelį kolongardo. Aš atėjau po kelių dienų ir jinai tyliai nieko nesako. Bet sako, pirmą kartą, sako, tikrai netikėjau. Dažnai neėjo, nes jinai dirba darbą, bet taip labai tvarkingai, gražiai kiekvieną dieną jinai išeina, tuštinasi, džiaugiasi ir jau daugiau nebesišaipi iš manęs, kad čia įsitikinimas yra. Na, vėl paskui jo sunraisas dėl plaukų, ne aš kaukio dedu ant plaukų, iš tikrųjų kiekvieną mėnesį dažausi, tai jie ten tos chemijos gauna, nėra gerai, bet taip jau yra. Bet man atauga plaukai, jie stori, jų daug yra. Ir jų yra dar mažų plaukučių. Ten ir tai parašė, jo ir nagam, ir plaukam, ir energijai, visam kitam. Jo, ir odai, bet plaukai tai iš tikrųjų. Tai va, iki pačių, kai daug kas aplinkui skundžiasi, sako, čia ate, viso gero. Na ir kai skundžiasi, plaukai slenka ir nuo streso, ir nuo nervų, ir nuo visko, tai, o čia viskas, nervus nuramini, o sunrais tikrai padeda viskam. Tikrai taip. Jo, trumpai džiaugiuosi, trumpai tiek, ačiū. Gerai, ačiū, mieloji, labai. Kas dar galit pasidalinti? Romai atsijungia, kas dar galit? Klausau, kas iš mūsų dar kalbės. Merginos, Vida. Vida, gal tu gali pakalbėti? Drąsutė prisijungus, Stefa, Edita, Teresė. Merginos, tarkit žodį, jeigu ne apie save, apie klientus pakalbėkit, apie partnerius. Gerai, dar vieną perskaitysiu, kol jūs sugalvosit. Čia Morato būtų atsiliepimas, jam 56 metai ir jo patirtis. Keletą metų atgal susidūriau su rimtais sveikatos iššūkiais. Mane nuolat vargino diskomfortas, prostatos uždegimai, skausmai juosmens srityje, šlapimo pūslės srityje, trūko energijos ir gyvybingumo. Buvau išbandęs įvairius sprendimus, tačiau pagerėjimas būdavo tik laikinas, o savijautos problemos vėl sugrįždavo į blogąją pusę. Maždaug prieš mėnesį savo kasdieninę rutiną įtraukiau Alpha Max M Plus kofe produktą. Per šį laiką pastebėjau teigiamų pokyčių. Sumažėjo mane varginęs diskomfortas, pagerėjo savijauta, atsirado daugiau energijos. Taip pat pastebėjau teigiamų pokyčių vyriškoje sveikatoje ir gyvenimo kokybėje. Susitvarkė testosterono kiekis, atsirado libido ir toks jaučiuosi, sako, atsigavęs kaip vyras. Tuo pačiu metu pradėjau vartoti ir Sunrise. Iki tol mano savijauta dažnai būdavo prasta, trūkdavo energijos, vargindavo galvos skausmai.
Po mėnesio vartojimo pastebėjau, kad jaučiuosi žvalesnis, energingesnis, dingo galvos skausmai, o bendra savijauta tapo gerokai geresnė. Šiandien džiaugiuosi tuo, kaip jaučiuosi ir todėl ir toliau naudoju šios produktus kasdien. Tai asmeninė žmogaus patirtis ir kiekvieno žmogaus rezultatai gali būti skirtingi, tai aš pridėsiu jau čia nuo savęs, kad mes klausydami kitų žmonių atsiliepimus galime pritaikyti juos savo. Tai va. Tai ar bus kas dar dalinsis? Nes čia va dar vieną gavau atsiliepimą irgi. Vienas vyras rašo, kad mano žmona nuolat stebi svorį ir dažnai sveriasi. Šiandien atsistojau ant svarstyklių ir negalėjau patikėti tuo, ką pamačiau. Svoris rodė beveik -6 kilogramais mažiau. Iš pradžių pagalvojau, kad galbūt svarstyklė sugedo. Nusprendžiau pasisverti dar kartą. Rezultatas buvo tas pats. Patikrinau 3 kartą, vėl tas pats. Per 5 dienas svoris sumažėjo beveik 6 kilogramais. Tačiau labiausiai mane nustebino ne skaičiai. Jaučiuosi lengvesnis, judresnis, turiu daugiau lengvumo kūne ir tiesiog geriau jaučiuosi. Man yra 74 metai ir toks jausmas, kad atsirado energija, kai buvo jaunystėje. Ir žinoma, kad patirtis individuali kiekvienam, bet savo rezultatais esu maloniai nustebintas ir toliau naudosiu šios produktus savo kasdieninėje rutinoje. Tai Naziras vardas jo žmogaus, čia yra iš kitos komandos, aš paėmiau atsiliepimų ir išsiverčiau. Tai va, kas dar gali pasidalinti, klausiu. Tyla. Nu dar viena. Va, įsijungė. Ai, garso nėra. Matau, kad įsijungė ta moteris ir nėra garso. Aha, yra garsas jau, ar ne dabar? Aha, jau yra. Aha. O jeigu aš užduočiau klausimą, viena moteris čia kalbėjo apie kraujospūdį, kad sumažino jai kraujospūdį. Tai pat įdomu, kiek laiko tas kraujospūdis laikėsi. Žinokit, Tai moteriai. Čia aš kalbėjau apie save asmeniškai. Jūs apie save? Ir kurį laiką? Žinokit, aš jums tai pasakysiu. Aš nežinau, kiek jis man buvo ilgai tas kraujospūdis. Aš kaip pradėjau jausti, jau pernai metais man kažkaip tai buvo blogai su ta sveikata, bet aš nežinau, kad tai kraujospūdis. Aš jo gyvenime nematuodavau. Ir man kai buvo blogai, tai mes su vyru išvažiavome į Liepoją, aš daug kvepavau, prie jūros buvau ir man viskas praėjo. Ir šįmet aš kaip ir kiekvieną pavasarį aš einu darytis tyrimus ir aš kelios dienos prieš ėjimą pajaučiau, kad man blogai ir kadangi parsisiuntėm naują aparatą, aš pasimatavau ir aš žagtelėjau, mano 200 viršutinis, apatinis, ten 100 gal 70 pakildavo ir taip va kiekvieną dieną. Ir kai aš nuvažiavau į polikliniką ir irgi pamatavo, kraujospūdis buvo gan didelis, iškart prirašė vaistų. Ir sakau, man nelabai sekėsi su tais vaistais gerti ir aš pradėjau tiesiog daryti kvėpavimo pratimus visokius, pradėjau savo užduoti klausimą, kodėl jisai kyla, biškį maistą pradėjau pasižiūrėti ir kai po kelių dienų bėgyje aš sužinojau, kad aš galiu to Sunrise daugiau gerti ir aš pradėjau gerti ir man tiesiog dingo, nes toks buvo lengvas kaip ir galvos svaigimas, bet jeigu pasimatuoji 100, ten, pavyzdžiui, 180 ant 100. Vat toks mano laikėsi ir tai laikėsi, žinokit, turbūt ilgai. Nes gydytojas sako, kadangi jisai taip nenukrenta lengvai, gali būti, kad jūs jau ilgai vaikštot su tokiu spaudimu. Bet aš nieko nejausdavau. Nu, jūs nejautėt, mano vyras irgi vaikščiojo su 170 ir nejautė, kol nepasikreipė, profilaktiškai pasitikrinti pas gydytojus. Tai va tada tik tai pamatė, kad šitoks kraujospūdis ir pasirodo kiekvieną dieną, bet jis jo nejautė irgi. Mano atvejis kitoks, aš jau vartoju nuo kraujospūdžio vaistą gal 10 metų, gal ir daugiau, gal 15 metų.
Ir žinokit, vat būna tokios bangos kartais, kad ir aš tą vaistą vartoju, jis man opa rytą ir per naktį ar kažkada naktį prasibundu, galva plyšta, reiškia pakyla jisai tas kraujospūdis ir labai daug pakyla. Tada jau labai greitai, kurie vaistai mažina tą kraujospūdį, aš sugeriu, visą dieną praguliu tada vat, praeina per kurį tai laiką, per parą, sakykim. Bet dabar, žinokit, aš kažkaip, kad ir tiek laiko vartoju tuos papildus, tą trikampį, aš biški turiu baimę, žinot, atsisakyti to vaisto, aš jį vis dėlto vis tiek vartoju, nebent tik reikia Jūs jį mažinti. vartokit. Suprantat, kaip yra, vis tiek, kaip nebebūtų, reikia žiūrėti savijautą. Aš įtraukiau į savo gyvenimo rutiną dabar kiekvieną vakarą mes turim šunį, aš einu vakarais vaikščioti. Tai reiškia, ką aš duodu savo, kvėpuoti gryną orą. Išsikvėpuoti, išsivaikščioti, mes su juo biški ir prabėgam, nes šuo gan stiprus būna, kad ne aš jį vedu, jisai mane veda, nes medžioklinis šuo, jam reikia tos energijos daug ir aš ten, kol jį persivedu per visą gyvenvietę, mes ten einam į tokius laukus, aš jį ten tada paleidžiu ir aš jau tada pirmyn atgal ir paskui vėl grįžtu. Tai man padeda ir aš jau darau tai vakare, kad aš jau grįžtu, prausiuosi į lovą. Tai va, tai biškai žiūrau maistą. Žinot, vis tiek be priežasties tas spaudimas nekyla, kažkokia tai tam tikra priežastis. Bet Sunrise'as, ką jisai daro? Sunrise'as, jisai tvarko kraujagyslės ir dar tiesa pakeičiau vandenį, nes pas mus buvo netinkamas namuose vanduo gerti, tai mes dabar perkam gerą vandenį. Irgi turi įtakos spaudimui. Gali būti, kad man ir tas vanduo prisidėjo. Tai vat, aš nežinau, kaip sakau, viską darai, bet dabar labai gerai jaučiuosi. Omega 3 pradėjau gerti, vitamino D man trūko, pradėjau gerti. Ir gali būti, kad tas kompleksiškai man duoda tą gerą savijautą. Tai va, o Sunrise'ų dabar jau 2 kart dienoj geriu. O jūs po pusėlę gerite ar visą pakelį? Ne, aš jau seniai po visą geriu. Po visą gerite 2 kartus po visą, reiškia, jo? Jo. Aha. Aš tik tai Sunseto pusę geriu ir Cologardo pusę, dabar Cologardo geriu rytais, ne vakarais. Sunseto, tai aš jį turiu, įsigijau, tai va vyras vartoja, bet aš tai ne, nes aš labai gerai miegu, aš bet kada galiu užmigti. Man reikia, kad aš nemiegočiau. Sunsetas yra, Sunsetas, jūs supraskite, jisai nėra tik tai miegui skirtas. Bet labai veikia miegui, labai veikia. Taip, jisai labai veikia, bet Sunsetas per naktį tvarko visą mūsų nervų sistemą. Ir jisai labai prisideda prie spaudimo. Labai. Prisideda ar ne, bet aš bijau, kad ryte aš pramigsiu į darbą. Jūs jokiais būdais nepramigsit. Jūs atsikelsit lygiai taip pačiai, bet jūs atsikelsite antiek pailsėjus, jūs tada sakysit, gerai, Aušra sakė, Sunsetas, jisai sąveikauja su Cologardu ir jisai tvarko visą mūsų nervų sistemą, visą. Tai nėra tik miegas, o kas yra nervų sistema? Tai yra visas mūsų stresas, kurį mes per dieną sukaupėm. Tai ten kažką išgirdom, kažkas pasakė, kažkas nepasisekė, kažkur nespėjau ir viskas mums atsiliepia, ne? Ir jisai tvarko nervų sistemą, žinokit, jūs tapsite daug ramesnė, į viską reaguosite daug paprasčiau. Aš šiandien jau masažus tokius ir ta jau moteris, aš ten pirmą kartą buvau, aišku, manęs jinai nepažįsta, ir mes taip bendravom ir ten, jinai sako, bet jūs tokia rami, sakau, rami. Tai va, tai iš tikrųjų jisai ne tik miegui ir labai dažnai žmonėms sakau, pavyzdžiui, jeigu aš žinau, kad žmogus dirba įtemptą darbą ir taip toliau, aš sako, miegu pervargstu, miegu kaip užmuštas. Sakau, tai reiškia, tau reikia susitvarkyti nervų sistemą, kad tau ir dieną gerai naktį tu pamiegi, bet kas iš to, kad žmogus miega, o atsikelia nepailsėjęs. Jo, tai būna. Ir dabar netgi ta baimė pramiegoti darbą, jinai iš kur? Iš streso. O kodėl jūs turite bijoti? O taip dyvas į darbą pramiegosit. Nieko vieną dieną pramiegosit, kitą pramiegosit. Nes, sako, žmonės nėra problemų, tai jie susikuria jie patys jas. Tai va, jūs pabandykit, va kartu su vyru kelis vakarus
ne dėl to, kad jum to reikia, bet jum labai prisidės prie spaudimo tvarkymo. Supratau. Taip pat. Jo, tai vat norėjau pasiaiškinti dėl to, tai viskas tvarkoj. Tai ir pabandysiu. Ačiū Jums. Gerai, prašau. Ačiū, sėkmės, Tai ką? vartosim. Gal žinokit, šiandien jau ir užteks, o mes jau matot ir patarimų davėm, ir atsiliepimai, ir viskas. Tai tikrai labai ačiū visom merginom, kurios kalbėjo. Recording stopped. Sustabčiau. Taip. Jo. Nebuvo kažkaip kalba, bet vyriškas irgi, vyriškas, jisai, suprantat, vyriškai mesgi turim 2 produktus vyrišką, ne, Lipraimą ir turim Alfa Max Mepli. Alipraimas jisai yra konkrečiai, kada yra jau problemos su prostata, su testosteronu, jau yra kažkokie uždegimai, tai jisai tobulai vartoja žmogus tol, kol pagerėja. Vienam 2 mėnesių užteks, kitam 3. Jo nereikia visą gyvenimą gerti. Jeigu, pavyzdžiui, atsimenu Virginiją, kai buvo jos atsiliepimas apie brolį, tai sakė, jau po 2 savaičių jam geriau pasidarė. Tai aišku, jisai dar kokį mėnesį kitą pagers. Ir kada atsistato ta problema, kuri buvo, uždegimas praeina, tai galima daryti pertrauką. Nebuvo kalbos taip. Aš galvoju, kad mes irgi dar kažkiek tos sąmoningumo patys turim įjungti. Ne, čia nėra produktai, su kuriais reikia apsiženinti. Pagerėjai, jautiesi gerai, įsijungia tą gamybą, darai pertrauką. Tada pagyveni kažkiek, pamatai, kad vėl norisi to gero, tos savijautos, vėl pageri. Tai aš kažkaip tai manau, kad... O iš ko atėjo toks klausimas šitą, Asta? Ai, bet žinokit, vėl iš kitos pusės, jeigu jam jisai gerai veikia, jeigu jam nėra to tokio dažno skysto tuštinimosi, tai jisai jam veikia normaliai, jam tiesiog lengviau tuštintis, nes, pavyzdžiui, man irgi kolongardas, dabar aš jį geriu ryte pusę, tai man labai jisai fainiai, aš tiesiog jaučiu, kad gausiai aš išsitušinau, man pilvas palengvėjo ir viskas. Ir aš nemanau, kad jis man kenkia. Pasirinkau ryte, kad kažkaip iš po nakties aš daugiau einu į tualetą kartu ir skistai. O ryte man visai nereikia tiek bėgioti ir daug kas, žinokit, geria ryte. Galima įgerti ryte. Matot, visada būna. Paskui jau lakstai. Nelakstau, aš žinokit, aš išgeriu ryte prieš pusryčius, sunrise, paskui kolongardą, paskui valgau pusryčius, mano pusryčiai nėra ankstyvi, vėlyvi. Ir aš normaliai dienos bėgyje nueinu ten kartą 2 į tualetą ir viskas. Man labiau, nes ryte, aš, pavyzdžiui, vakare, tai būdavo, jeigu žinau, kad ten rytojus kažkur turiu važiuoti, aš jau nebegerdavau. O dabar dienos metu visai gerai. Su maistu, o ypatingai, jeigu užvalgau kokį desertą, tai jau man labai gerai. Iš viską pašalina. Tai va, tai čia, žinokit. Taip, vyšniose, burokėlyje yra, bet suprantat, čia kaip ir gydytoja tą politiką pasakė,
kaip jinai pasakė, kad jeigu to organizme vitamino C užtenka ir, nu, tai nėra būtina gerti. Nu, žinot, tai aš kaip visą laiką sakau, nu, jeigu su tavo tuo imunitetu viskas gerai, nu, tai kam jį be reikalo gerti, tas šlapimas tada labai brangus išeina. Tai ir jinai taip sakė, kad, pavyzdžiui, jeigu žmogus ar peršala ar ką, gerti į dieną 3-4 tuos paketėlius. O kažkas paklausė, tai ar galima gerti 5 ar daugiau, nu, sako, bus brangus šlapimas jūs. Tiesiog, nes organizmas pasisavina tik tiek per dieną. Tai kas yra per daug, tai vis tiek tu išsisioji ir nepasilieka. O aš nežinau, kas čia išgalvojo, bet jinai sako visą laiką, kad probio C gerti pagal poreikį, kad jo nereikia pastoviai gerti, jisai kaip papildoma. Aš, pavyzdžiui, vasarą tikrai, ir tuo ir trešnės prasidės, ir vyšnios, aš probio C negeriu pastoviai. Va dabar buvau peršalus, aš geriu, bet aš į dieną geriau 3-4 pakelius. Pageriau, man praėjo ir aš nustojau jį gerti. Nu taip. Tuo labiau, kad ten probiotikai, bet tada, nu, ten tie probiotikai, jie vis tiek tos gerosios bakterijos, ar jų reikia tiek kasdien, jeigu nebuvo gerta nei jokių antibiotikų, nei nieko, nu, ar jų tiek reikia gerti. Aš žinokit, ne medikė, vat jūs galite, nežinau, aš neturiu. Jo, nu tai kolongardą, tai su tokia tikslinė užduotim geriu. Aš galvoju, žinot, Astute, jūs pakankamai esat protinga moteris ir aš supratau dabar, kad jūs biškį dėl vyro pergyvenat. Tai, jo, bet mes buvom čia su merginom lyderėm kalbėjom, kad paruošim vėl gydytojai kažkokį tam tikrą klausimyną, kad palaipsniui jinai viskas nuo karto išeitų į eterį ir atsakytų. Tai šitą klausimą reikėtų, kad konkrečiai jinai pagrįstų, kodėl nerekomenduoju jo ištisai gert. Nežinau, gal kažkas kitas galėtų pakomentuoti, gal aš nusišneku čia, nežinau. Jo, aš irgi manau, kad čia yra diskusija. Aš galvoju, kad tikrai žmonėm nu, nereikia taip aklai viską gerti, tikrai proto ribose viską, jeigu vartoja kolongardą, tai tada gal to probio C tiek daug nereikia, tik tai vat kada, nes man asmeniškai labai, aš dar, žinot, aš turbūt čia tokia kaip ir įsitikinimą turiu, kad jeigu organizmas pripras pastoviai prie to ingrediento ir kada man bus tikrai blogai, jisai man gali nesuveikti, ne? Kaip sako, arbatžolių negalima kasdien gerti tų pačių, nes jeigu, pavyzdžiui, kaip liepžiedžiai sako, nuo kosulio ar ten nuo uždegimo, ir jeigu juos kasdien gersi, tai tavo organizmas priima tai kaip normą ir kada jau tikrai tau reikės tų liepžiedžių, jie neveiks. Nu, kaip pavyzdys, ne? Tai aš kažkaip ir apie šitą galvoju taip pačiai, kad, nes vis tiek tų vaisių, pavyzdžiui, aš labai ir greipfruktų daug valgau, kivi valgau, aš tiesiog mėgstu tuos vaisius, tai aš manau, kad aš dar ir per maistą to vitamino C, bet jeigu peršalė kažkur, aš peršalau, iškart pajaučiau pas mane nosį, pradėjo tvinksėti tokia kaip, jau jaučiu, kad kalasi pūslelinė, tai aš su dantų pasta pasitepiau tą dieną, taip jau pavakarę. Ir jinai man viskas, jinai sustojo, ant rytojaus kaip ir nebuvo, bet tada dėjo, man išlindo, tas peršalimas vis tiek išlindo, pakilo temperatūra. Bet vieną vakarą sirgau lygiai vieną dieną. Lygiai vieną dieną. Nes iš karto tą vakarą 2 išgėriau probio C, paskui ant rytojaus jau taip pagėriau, dar ant rytojaus pagėriau, bet jau ant rytojaus nebuvo nei temperatūros, nieko. Tai va. Jo, man tai jisai labai veikia tas, todėl aš jo kasdien nevartoju to probio C. Tai va, jeigu įvyko, tai pagėriau biškį ir šiandien aš jo dar negėriau. Nu, tai va.
Tai žiūrėkit. Taip, Astutė, jeigu žinokit, žiūrėkit, jūs, sakau, jūs tikrai esat protinga moteris, dar mus galit pamokinti, tai jūs jeigu jaučiat, kad jum norisi, tai reiškia jum ir reikia, suprantat? Tai va, tai jisai, taip, probiocai jisai labai veikia gerai kaip kolongardui palaikymui. Tai žinokit, jeigu norisi ir gerkit ir jum jokio patvirtinimo nereikia, jūs viską puikiai žinot. Jaučiate save ir nu, mano sūnus sakė, tavo probiocija tai kosmosas, nes jie Norvegijoje gyvena, tai ten Norvegijoje visiems tik tai tą paracetamolį duoda, tai jisai sako, mamyte, kaip gerai tas tavo probiocija, sako, abudu su Danieliu kelias dienos ir sveiki. Su anūku 10 metų. Tai va, tai ir vaikai patvirtino, kad tikrai labai jisai gerai. Tai va, tai ką, merginos, labai ačiū, faina buvo jūs išgirsti kiekvieną, kurios kalbėjote, norisi daugiau to atsiliepimo, bet aš manau, kitą kartą vėl turėsim į mėnesį kartą, tai įrašų pasidalinsiu grupėje ir galite naudoti įrašą, dalinti su partneriais. Aš, pavyzdžiui, kai pas mane prašo informacijos, tai aš pirmiausia, ką duodu, tai atsiliepimus, žinok. Aš labai juos naudoju, labai vertinu kiekvieną atsiliepimą, labai stipriai vertinu. Tai yra mūsų etiketė. Tai va. Tai ką, gražaus vakaro visom, nes aš čia dar turiu svečių.